Sveiki, nusprendžiau pradėti naują pamokų ciklą, kadangi dauguma žiūrinčių mano tutorialus rašėte man laiškus, jog nemokate tiesiog taikyti to programavimo, nemokate rašyti programų, kurių reikalauja, tarkim, mokykloje ar universitete. Taigi prisirinkau tokių uždavinių, kurie dažniausiai sprendžiami mokykloje ir kiekvieno tutorialo metu bandysime išsiaiškinti, kaip reikia spręsti panašaus pobūdžio uždavinius ir bandysiu maždaug atvaizduoti tokio tipo uždavinių algoritmus. Programavimo kalbą pasirinkau C, kadangi ir dauguma jūsų prašėte, kad viską pateikčiau C kalboje, nes kiek žinau ir kiek teko girdėti iš jūsų, kad programuoti, pradedant visus tos pagrindus tiek universitete, tiek mokykloje, mokina su C kalba arba su C++. Na ir savaime aišku, C kalbos kodas visiškai veikia ant C++ kalbos ir taip pat jis yra žiauriai panašus į Java kodą. Taigi, manau, viso to esmė galbūt būtų ne tiek, kad mokinti teoriją programavimo, o tiesiog išmokinti jūs tos pagrindinius algoritmus, kuriuos galima taikyti sprendžiant uždaviniam. Taigi, iš pradžių pradėsime nuo visiškai paprastų uždavinių, tokių kaip loginės operacijos ar tiesiog sudėtis, atimtis. Vėliau pereisime prie tokių uždavinių, kur naudojami ciklai, struktūros, bei pačioje pabaigoje galbūt galėsime pradėti spręsti valstybinio egzamino užduotis.